Na, kaip Jūs galvojate, reikėtų palaikyti Lietuvos kūrėjus, ar ne? Tai šią video aš kviečiu tave jungtis, taip ir vėl jungtis, aš turiu milijonas idėjų prie Lietuvoje kuriančių žmonių. Ką tai reiškia, ogi labai tave kviečiu kalėdinės dovanas įsigyti būtent iš Lietuvos kūrėjų. Palaikyti kuriančius, palaikyti mažuosius verslus, kad ir mažiausią smulkmenėlę juk galima įsigyti iš kuriančio žmogui, nebūtinai iš Maksimos arba kito prekybos centro. Ten ir taip labai daug perkame, ten ir taip labai daug išleidžiame pinigų, bet būtent ar smulkmenėlę, ar dovanėlę, ar kažkokią pačią dovaną, ar priedą prie dovanos, juk visada galima užsisakyti pas kuriantį žmogų ir tuo pačiu padaryti šventę ir tam pačiam kuriančiam žmogui. Nes būtent šita sritis yra labai sudėtinga ir kūrėjams arba mažiesiems verslams iš tiesų yra labai sudėtinga. Konkuruoti su šitais didžiaisiais prekybos centrais tai yra iš viso mission impossible, tikrai yra neįmanoma. Tai bent jau per šventes padarykime šventę ir jiems ir užsisakykime dovanėlių, nežinau, sakau, priedų arba tiesiog kažkokių dalykų, yragi kuriančių nuo maisto iki, ar ne, papuošalų, kristalų, žodžiu, asmeninių konsultacijų, iki visko, ko tik norite. Tikrai lietuviai yra be galo kūrybiški, originalūs, unikalūs ir palaikykime vieni kitus. Na, kaip ir sakiau, aš, pavyzdžiui, kalėdinę dekoraciją užsisakiau pas kuriančią moterį, nes, aš turiu kalėdinių dekoracijų ir man gal jų ir nelabai norėtųsi arba reikėtų. Bet pagalvojau, kad gražus jos darbai ir tiesiog aš noriu ją palaikyti. Taipogi konsultacijas, į kurias aš irgi vaikštau, nes, kaip sakiau, yra tam tikrų dalykų, kurių tu pats nelabai galbūt gali išsispręsti, arba tam, kad tu ūgtelėtum ar ne, vis tiek kars nuo karto, žinokit, reikia nueiti pas specialistą, kad įvyktų tas toksai pokytis, ar ne, tas toks pokytis ir ūgtelėjimas ir toksai šuolis. Tai irgi yra tam tikra parama tam žmogui, kuris teikia konsultacijas. Tai žodžiu, būdų paremti, sudalyvauti, pabūti, rinktis ir jiems padėti ir prisidėti yra daugybė. Tai labai kviečiu ir jūs paremti, rinktis prekes būtent iš kuriančių žmonių, iš teikiančių konsultacijas, kurie turi mažuosius verslus, ar ne. Junkitės prie manęs ir galite irgi padaryti lygiai tokį patį video ar pakviesti jungtis ir rinktis Lietuvos kūrėjus, ar ne. Galbūt užtaginsit mane. Aš matau tame labai didžiulę prasmę, padarykime šventę tiem kuriantiems. Na, pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kaip yra sunku menininkam. Aš pati tapau paveikslus, ant daug visokiausių, žinot, viską puikiai žinot. Ir tikrai aš esu labiau kūrėja negu pardavėja. Man yra sunku pardavinėti. Aš galėčiau tapyti dieną, naktį, nežinau, ištisas paras, nevalgius, negėrus. Ir taip ir labai dažnai būdavo. Bet aš nemoku parduoti, man reikia žmogaus, kuris moka parduoti, ar ne, nes mes gal nemokam tai pasisiūlyti, mes nemokam nusipirkti reklamos, mes dažniausiai ant reklamos net ir pinigų neturim, tai mūsų ir neranda. O kaip dabar yra, pavyzdžiui, rinkoje tie, kurie tik pradėjo arba turi pinigų ant seksy nuotraukų ir save pateikia, ar susimoka žurnaluose už straipsnius, ar ne, arba ten turi turtingą vyrą, ar ten vaikiną, ar ne. Ir tie tikrieji kūrėjai, ar ne, širdies kūrėjai, arba tie, kur yra dailininkų sąjungos nariai, žodžiu, tie, kurie kažką baigia, moka, jie, tai tokie negirdimi, nematomi ir pamiršti. Tai aš labai už tokius žmonės ir man visada norisi juos paremti. Aš ne visada galiu, bet stengiuosi. Tikrai, jeigu man kažko reikia, aš pirmiausia pasižiūriu, ar yra kuriančių žmonių tokius dalykus, o nebėgu iš karto ten, žinot, internetu, ar ten į tos didžiosius prekybos centrus, nes man visada norisi, aš pati esu kūrėja ir aš žinau, kaip yra sudėtinga, todėl aš labai skatinu ir kviečiu, padarykime šventę mes kuriantiems žmonėm ir pateikime mes jiems užsakymų. Aš jau nekalbu apie vertę, apie energiją, kur viskas dažniausiai būna apgalvota iki detalių, ar ne, su meilė, su šiluma, ką čia ir besakyti, ar ne?
Na ir tuo pačiu kviečiu užsukti ir į mano elektroninę parduotuvę Mėnulio magija, kur rasti labai daug tokių gražių, netokių, čia vienetinis darbas, gražių tokių kristalų namelių ir labai daug kristalų ir daug visokiausių apyrankių ir pakabukų ir vėrinukų, kokių gražių, pažiūrėkit, kaip gražiai blizga. Daug visko ir asmeninė konsultacija, ir meditacijas, ir seminaras, o jeigu reikės pagalbos, tiesiog parašykite man. Mano konsultacija jums nieko nekainuoja, padėsiu išsirinkti jums tinkamiausią ir reikalingiausią kristalą jūsų gyvenimui. Greičiausiai iki čia net nepažiūrėjo. Įtariu, beveik 9 procentų. Tai žodžiu, jeigu pažiūrėjote iki galo, tai parašykite komentaruose arba uždėkite širdelę arba bučinuką, tada žinosi, kad jūs pasižiūrėjote iki galo ir labai labai kviečiu jungtis. Iš tiesų, nepamirškim tų kuriančių žmonių, kuriems tikrai nėra lengva, bet jie visą tai darosi didžiulę meilę. Ir ačiū Jums už Jūsų palaikymą, už kiekvieną komentarą, už kiekvieną širdelę, man tai yra labai labai svarbu. Ir dėkoju už Jūsų pasitikėjimą.